Šiauliuose sėkmingai atlikti šviesoforų sistemos modernizavimo darbai pramonės metalistų gatvių sankryžoje. Čia įrengti modernūs adaptyvūs šviesoforai, leidžiantis efektyviau reguliuoti transporto srautus ir užtikrinantis didesnį visų eismo dalyvių saugumą. Mes stovime prie pramonės metalistų gatvių sankryžos ir būtent šios šviesoforinės sankryžos modernizacija žymi paskutinį visos pramonės gatvės modernizacijos etapą. Kuo labai norėtumėm pasidžiaugti ir padėkoti Šiaulių miesto savivaldybei, jos vadovam, kad mieste įmamas modernizuoti, tvarkyti iš esmės daug sankryžų, daug gatvių ir tuo būdu yra sutvarkoma ir eismo saugumą įtakojantys sprendiniai, sutvarko įtakojant geresnį transporto priemonių eismą, pėsčiųjų saugumą ir dviratininkų. Vienas iš svarbiausių pokyčių yra tai, kad įrengti apsaugoti kairieji posūkiai, ženkliai sumažinantys eismo įvykių riziką. Taip pat pakoreguotos eismo juostos ir jų kryptis, siekiant aiškesnio eismo organizavimo ir efektyvesnio esamos infrastruktūros išnaudojimo. Mūsų specialistai jie gali stebėti realiu laiku ir koreguoti laikus įvykus eismo įvykiams, kitoms eismo spūstims ar įvykiams. Matome, koks yra intensyvus eismas šioje sankryžoje. Šioje sankryžoje turime apsaugotus kairiuosius posūkius. Prieš tai buvusioje sankryžoje buvo tikrai labai sudėtinga sukti į kairę dėl didelių srautų pramonės gatvėje. Tuo pačiu dabar girdime ar ne, turime įrengtus garso signalus neįgaliesiems, konkrečiai akliesiems, kryptinį apšvietimą. Dviratininkai taip pat gali saugiai kirsti šią sankryžą. Sankryžoje didelis dėmesys skirtas pėsčiųjų ir dviratininkų saugumui. Ant šviesoforo atramų įrengtas kryptinis apšvietimas, sumontuoti žalio signalų iškvietimo mygtukai, kurie tiek pėstiesiems, tiek dviratininkams leidžia saugiai judėti per gatvę. Perėjoje įrengti laikmačiai rodantis, kiek liko laukti iki žalio šviesoforo signalo, bei kiek laiko skirta pereiti gatvę. Toks sprendimas padeda pėstiesiems geriau planuoti savo judėjimą ir didina bendrą eismo saugumą. Šioje gatvėje dar toliau, jeigu mes paeisime, pamatysime įrengtą naują pėsčiųjų šviesoforą ties reabilitacijos centru, kas tikrai užtikrina prie autobusų stotelės saugų gyventojų patekimą į reabilitacijos centrą ir kitas įmonės, kurių tikrai yra daug šioje gatvėje. Tuo pačiu kitoje pusėje mes matome dviračių taką. Šis dviračių takas ne tik įrengtas patogiai, naujas, tačiau ir tamsių paros metu yra apšviestas. Na, yra dar viena naujovė. Šiame take, tako pradžioje, yra įrengta dviračių skaičiuoklė, kada mes realiu laiku galime matyti, kiek daug dviratininkai būtent naudojasi šiuo taku. Nuo šiol visoje pramonės gatvėje veikia adaptyvūs šviesoforai, kurie prisitaiko prie kintančių transporto srautų bei pagerina pralaidumą ir saugumą. Pramonės gatvės modernizacija, jos sankryžų modernizacija žymi ne tik technologinį žingsnį į priekį, tačiau ir istorinį žingsnį. Galbūt simboliška, tačiau būtent šioje gatvėje buvo įrengtas pirmas modernus, adaptyvus šviesoforas, tai yra pramonės išradėjų gatvių sankryžoje. Na, o bendrai žiūrint, tai tikrai šios gatvės sankryžos savo šviesoforų naujumu, technologijų naujumu tikrai nenusileidžia pažangiame pasaulyje, vakarų Europoje įrengtams šviesoforiniams sankryžoms. Taigi, kviečiu gyventojus tikrai jausti šioje gatvėje saugiai ir džiaugtis šio technologiniu progresu. Atlikti darbai yra paskutinis etapas visos pramonės gatvės modernizacijos projekte.